Sveiki visi, apsilankę mano kanale Aktyvūs muzikos klausymo metodai. Šiandien pristatysiu vieną nuostabiausių, pasakiškiausių, mano pačios patį mylimiausią baletą Spragtukas. Baletas Spragtukas yra visame pasaulyje gerai žinomas ir visų karštai mylimas, todėl visame pasaulyje muzikos mokytojais yra aktyviai naudojamas muzikos pamokose, o ypač siuita, kurią sudaro tokios dalys kaip arabiškas šokis, kiniečių šokis, rusų šokis. Šioms muzikinėms dalims yra sukurta begalės muzikinės žemėlapių, grafikinių partitūrų, įvairių judesių, kuriuos galima atlikti. Tad medžiagos yra krūvos ir su vaikais nepabandyti, nesupažindinti su šiuo nuostabiu kūriniu, aš manau, tai būtų nuodėmė. Todėl šiandien aš noriu Jums pristatyti vieną iš dalių, tai yra piemenėlių šokis. Ir šiame kūrinyje aš panaudosiu muzikinį žemėlapį. Taigi keletą žodžių apie šią dalį. Šioje dalyje pagal libretisto sumanymą žaisliniai piemenėliai šoka ir groja dūdelėmis. Pagrindinė šokio tema yra pastoralinė lengva, judri melodija skirta 3 fleitoms. Mes kūrinio eigoje girdėsime, kad pirmoji dalis, A dalis, tas motyvas vis pasikartoja ir pasikartoja, vėliau yra B dalis ir tada mes perinam vėl sugrįžtam į A dalį. Taigi, nuo ko pradėti? Mes pirmiausiai nupiešėme muzikinį žemėlapį ant lentos. Galim štai tokį žemėlapį nupaišyti, elementarų, paprastą, arba jeigu turi, sakykime, interaktyvę lentą, panaudoti šiek tiek gražesnį, spalvingesnį žemėlapį. Taigi, ką mes matome žemėlapį? Mes matome piemenį ar tai piemenę su fleita, tačiau jo istoriją mes sužinosim tik išklausę šį kūrinį. Taigi dabar mes įdėmiai klausome, o išklausę kūrinį mes galėsim aptarti, apie ką buvo šis pasakojimas. Taigi, išklausę kūrinį mes su vaikais aptarėm tai, ką mes matėm. Prieš klausant antrą kartą šio kūrinio mes turim pakviesti savanorį, kuris nori pasekti šį žemėlapį. Tuo tarpu visa likusi klasė turi skaičiuoti, kiek kartų pasikartoja pagrindinė šokio tema. Trečiojo klausimo metu mes visiems vaikams išdalinam štai tokius muzikinius žemėlapius ir duodam jiems sekti savarankiškai. Labai svarbu pažymėti tai, kad mokiniai neskubėtų statyti šių taškiukų ir paaiškinti jiems, kad tai nėra varžybos. Šiuos taškelius mes turim statyti pagal ostinatų, tai pasikartojantį ritmą.
kaip beje ir į kitą gatvelę mes nusukam tik pasibaigus pagrindiniai šokio temai, suskambėjus fleitos motyvui. Tad tiek šį kartą, mano mėlyjeji, dėkui, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis video, statykite patinka. Kas dar neužsiprenumeravo šio kanalo, užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte sekančių video. Taip pat noriu pasakyti, kad nuo šiol galite rasti mano puslapį Aktyvūs muzikos klausymo metodai taip pat ir Facebook'e. Nuo šiol ten galėsiu įdėti taip pat ir muzikinius žemėlapius ir kitą medžiagą susijusią su mano keliamais video. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.